Lengvas būdas, kaip paruošti rudens gėrybės ilgaamžiškumui. Šiandien pas mane vytintos slyvos. Jas ruošiau orkaitėje, maždaug nuo 80 iki 90 laipsnių temperatūros, apie 6, gal truputį daugiau valandų, bet trukmė priklauso nuo to, kokio didumo jūsų slyvos. Prieš tai apdruskinau pagal skonį, savo mėgamų prieskoniukų, pagal skonį dėjau lieknėjimo prieskonių ir rezultatas. Dabar slyvos turi būti nei per daug sudžiūvusios, nei per daug minkštos. Tokios su minkštimuku ir sluoksniuoju į stiklainiukus. Sluoksniuojam į stiklainiukus. Būtinai dedu česnakiuko. Česnakiuką, myliu česnaką, jame daug eterinio aliejaus ir toliau sluoksniuojam. Susluoksniavome ir prieš paskutinis momentas naudojame alyvuogių aliejų. Pašildytą alyvuogių aliejų, bet ne karštą, užpilame. Pabaigai jūs galite prieskonių dėti, kokių jūs dar norite, bet aš naudoju maisto gamyboje eterinius aliejus. Efektyvumas daug didesnis. Taip, šiandieną naudoju baziliko eterinį aliejų. Lašinu 1-2 lašelius, užteks vos 1-kelių lašelių eterinio aliejaus, nes tai yra koncentratai. Ir veikliųjų medžiagų įsisavinimas yra kur kas efektyvesnis ir daug veiksmingesnis nei žolelių. Ir tuo pačiu tai bus kaip konservantas. Tai reiškia, mūsų paruoštas turinys nesurūks. Visas uogienes ruošiu be cukraus ir pravėsinus pilu eterinius aliejus ir kuo puikiausiai laikosi ir nereikia jokio cukraus. Ir dar pagardinsiu oregano, raudonėlio. Vieno lašelio, pakanka 1 lašelio. Ir aromatas nuostabus. Ir pakaks keletos lašelių. Viską uždarau ir palieku. Skanausim. O kokio aromato pageidaujate jūs? Galite naudoti kardamoną. Norite kardamoninių slyvų aromato? Naudokite kardamoną. Norite gvazdikėlio? Naudokite gvazdikėlių, darykite kompozicijas. O gal eksperimentui levandos eterinio aliejaus? Puikiausiai tiks. O gal pipirmėčių eterinis aliejus? Viskas yra jūsų pasirinkimas.